Duona kasdienė. Nepaisant vis įmantresnių produktų pasiūlos, vis dar svarbiausias mūsų maistas. Kadaise per karus ir badmečius tik ji padėjo išlikti. Todėl tuo, kas skelbia naujausi medicinos tyrimai, tiesiog sunku tikėti. Maždaug 2 žmonėms iš 1000 duona gali grėsti gyvybei. Celiakija – toks tos keistos ligos pavadinimas. Tai yra plonosios žarnos pažeidimas, valgant tam tikrus maisto produktus, o būtent kviečius, rugius ir miežius. Kai žmogus valgo šitos 3 maisto produktus, bet kokiam pavidale – keptus, šviežius, nešviežius, tai pas jį žarnyne atsiranda tam tikri pokyčiai. Būna, kad grūdų baltymo gliuteno organizmas netoleruoja jau kūdikystėje, bet pasitaiko, kad ši įgimta liga atsiskleidžia tik senatvėje ir dažnai visai netyčia. Seniausias pacientas pasaulyje, kuriai pirmą kartą gyvenime buvo diagnozuota celiakija, buvo 94 metų močiutė. Šitos ligos metu susidaro tam tikros medžiagos, autoantikūniai, kurie kovoja prieš nuosavus audinius. Ir šito pasekoje, negydytos celiakijos atveju, žmonės dažniau serga autoimuniniam ligom, tokiom kaip cukrinis diabetas, autoimuninis tiroiditas, reumatoidinis artritas ir kitom. Ir kita dar problema yra kaulų trapumas, osteopenija, osteoporozė, kaulų tankio sumažėjimas. Ir tie žmonės, kurie ypač vyresnio amžiaus, kuriem lūžinėja kaulai, kad pagalvotų, kad galbūt ne vien tik tai estrogenų problema, kas vyresnio amžiaus moterim aktualu, bet galbūt čia yra ir celiakija. Suaugusių celiakija lengvai neįsiduoda. Gali kristi svoris, varginti viduriavimas arba atvirkščiai vidurių užkietėjimas. Ligą įmanoma nustatyti tik specialiais tyrimais. Jau ir Lietuvoje galima nusipirkti specialių celiakijos testų. Kūdikiams liga kur kas aiškesnė. Svorio nepriaugimas yra vienas iš svarbiausių simptomų. Kiti simptomai labai svarbus, tai yra geležies stokos mažakraujystė. Ir geležies stokos mažakraujystė jau čia gali būti ir suaugusiam, ir vaikui, ir dėl to, jeigu turi tokią bėdą, visada pagalvoti, ar nėra čia celiakija. Deja, tie vaikai ar suaugę, jie labai nori valgyti to, ko jiems negalima. Ir kai viena mama pasakojo, 3 metų mažylis ropinėja grindimis ir renka duonos trupinius nuo žemės ir deda į burną. Vaistų nuo celiakijos nėra, tačiau šį kartą laimiai tai joks nuosprendis. Vienintelis gydymas yra dieta ir jis labai efektyvus yra. Dėl to niekas ir šiai dienai nekuria vaistų, todėl kad jeigu tu prisilaikai dietos, tu būsi sveikas. Ir kas svarbiausiai, kad jeigu laikaisi dietos, ataugo gaureliai, tai vadinami ta žolė, kuri yra plonajame žarnyne. Tai yra, nėra taip, kaip nukirto ranką ir daugiau nebetauga ta ranka. Šiuo atveju atauga ir tai yra labai gerai. Ir tada normalizuojasi maisto medžiagų įsiurbimas. Įprasta duona, košes, miltus, bandeles ar sausainius sergantiems celiakija gali atstoti specialūs produktai be gliutenų. Vaikams iki 16 metų miltus kompensuoja valstybė. Tereikia gydytojo recepto. Lietuvoje žinoma arti 200 celiakija sergančių vaikų ir suaugusiųjų, tačiau mažiausiai 2 tiek, manoma, nei neįtaria, kad serga. Patarimų, kaip gyventi su šia nepagydoma, bet valdoma liga, gali suteikti Nacionalinė celiakijos ir maisto netoleravimo draugija. Daugiau informacijos internete.